Sveiki visi atvykę į mano naują video. Šiandieną yra gegužės 16. Šita diena yra man reikšminga, nes būtent šią dieną aš prieš metus gavau pirmąją traumą. Tai yra pasitempiau raiščius. Šiandien būtent nuvažiuosiu į tą vietą, kur tai įvyko. O tai buvo mokyklos gardelis. Ir dar be abejo šita diena nebus tokia paprasta, kad tiesiog į gardelį nuvažiuosiu. Bus iššūkis, nes šiandien šeštadienis. O kiekvieną šeštadieną stengiuosi padaryti kažką įdomesnio, nes tai yra mano laisviausia diena savaitėje. Bet mažiau kalbų, daugiau darbų ir keliamės į gardelį dabar. Jau esu prie gardelio su savo dviratuku. Koks ir bus šiandienos iššūkis, važiuosiu dviračiu. Iš pradžių papasakosiu istoriją. Tai lygiai prieš metus, aš net plius minus valandą ir minutę žinau, kad kūno kultūros pamoka prasidėjo 12 valandą. Šitas visas įvykis, plius minus galėjo įvykti kažkur po 12:20 kažkur maždaug. Ir dabar lygiai į tą pačią vietą nueisiu. Tačiau yra vartai. O ten, kur buvo vartai, buvo toksai vartininkas. Be abejo, mes kažkaip gardelio taisyklių nenusistatėme. Ir pagal gardelio taisyklę šiaip su rankom nebuvo galima imti kamuolio, bet mums buvo. Tai ten buvo vartininkas. Ir čia va taip link manęs skriejo kamuolys. Ir jau aš toks bėgau. Va čia stovėjo vartininkas, jau ruošėsi imti kamuolį. Ir aš va taip iš dešinės kojos jau nebebuvo jėgų, tiesiog galvoju, gal pramušiu, gal ne. Žinai, apdrūk, gal kažkas įvyks. Ir aš va taip mušiau ir tada, kažkur va šitoj vietoj kažkur pargriuvau. Visiškai net nesitikėdamas. Ir kol aš griuvau, toks lyg kaulas būtų sutraškėjęs. Ir toks mano pirmas mintis buvo, o čianai, negu taip lengvai susilaužiau kaulą ar kažką tokio. Ir tada galvojau, kaip pasistoti, bet toks draugas, futbolininkas, tiesiog padėjo atsistoti. Tada galvojau, pradėsiu vaikščioti, tikriausiai nugriūsiu, nes kaulas lūžo. Ir tada pradėjau vaikščioti, bet žiūrėjau, vaikštau. Kaulas nelūžo, bet toks buvo jausmas. Kaulas žemai, yra kaulas žemai, tada yra kelio raiščiai ir kaulas aukštai. Tai tas kaulas žemai atrodo kaip tiesiog toks būtų, kaip sakyti, netvirtas. Ir taip atrodo tie du kaulai tiesiog taip liečiasi vienas į kitą. Ir tada aš tiesiog vaikščiau. Galvojau, gal čia nieko tokio nesitiko, iš pradžių. Gal pavaikščiosiu ir nebeskaudės. Bet ko vaikščiau, vis man darėsi sunkiau su ta koja. Tiesiog labai pavargo koja. Tiesiog nuo nuovargio. Tada tenai yra labai aukšti laiptai. Dabar biškį sunkiau žiūrėti iš mano perspektyvos. Tai aš turėjau į tą kalną žemynos užlipti. Ir tiesiog ant suoliuko sėdėjau gal ten pusę pamokos. Po to baigęs pamoką ir dar palaukė tas futbolininkas ir kitas toks klasiokas draugas manęs palaukė. Ir tas futbolininkas man sakė, kad tikriausiai tau plyšo raiščiai. Ir aš tada pagalvojau, kad jaučiu, kad plyšo, nes toks jaučias, kur tie du kaulai tokie nesurišti, tokie netvirti, kaip čia pasakyti. Ir aš kad ėjau pas seselę, bet nebuvo seselės užrakintos, buvo kabinetas. Ir tada grįžau, buvo gana sunku persirengti, nes aš šiaip buvau tada rengiaus tokį vietoj rūbiniai, kur nebuvo suoliuko priešais mane, nes pas mus daug vaikų ir netelpa visi. Tai aš gerai, kad dar visi nebuvo suėję vaikai ir aš ant suoliuko taip labai ilgai persirenginėjau. Vėl nuėjau pas seselę, vėl jos nebuvo ir aš kažkodėl taip nieko nepasakiau šitam mokytojui. Ir čia buvo viena iš klaidų tokia. Ir toliau dar buvo man viena pamoka, ten buvo 5 pamoka ir man buvo dar 6 pamoka.
geografiją, bet ji buvo trečiam aukšte ir šiaip, aš net neįsivaizduoju, kaip aš suole turėčiau išties koją, nes ir tai mano jau koja tada buvo pavargus. Ir aš tada kažkodėl galvojau, kad mano mama penktadieniais dirba, o mano tėtis lygiai prieš savaitę jam tenai irgi buvo su sveikata problemos, gal nelabai norėčiau sakyti. Ir jis, žodžiu, buvo namuose, o aš galvoju, kad mano mama dirba ir kad man reikia eiti į mano miesto namus, tai yra pas močiutę, tenai palaukti, tada vakare, kai tėtis paims mamą iš darbo, mano dar sesę, mane ir tada gal į ligoninę ten važiuosim pažiūrėti, ar kažką galvosim. Aš iš pradžių kažkaip galvoju, kad taip eisi ir nueisi, ir kažkaip net nepagalvoju, kad aš lėtai einu. Ir aš kažkur pusę kelio nuėjau ir man jau žiauriai skaudė koja, žiauriai jau. Atrodo, nežinau, kokius 10 kilometrų būčiau nubėgęs. Bet šiaip ne taip grįžau namo, tada mano močiutė pagalvojo, kodėl aš ten tėvam neskambinau. Ten prisimenu, dar apsiverkiau, kai tik grįžau, jau nebeatlaikė emocijas. Aš viską, ko norėjau, tai tik kuo labiau pailsėti, ant lovos pagulėti, kad mano kojas pailsėtų, nes jis žiauriai skaudėjo. Ir po kokio pusvalandžio atvažiavo mano tėvai ir mano koja visiškai jokio poilsio negavo. Ir tada aš prisimenu su šliopkėm, ten dar kažkokiais drabužiais, važiavau į ligoninę, dar ten prisimenu, mes patį priekį atstumėm, kad man kažkaip kuo labiau išties koja būtų įmanoma. Ten mano mama šalia sėdėjo, tėtis už vairo, mes atvažiavom tiesiai į ligoninę. Tada mano tėtis, pamatęs mano stadiją vaikščiojimo, paėmė man vežimėlį, kad viskas, žodžiu, greičiau, lengviau būtų. Ir gana greitai mes nuėjom į tokį kabinetą netoli esantį pas tokią gydytoją, tokią moterį, ką žinau. Ir tenai mane ant tokio paguldė lovelės, tokios gydymo. Ir tiesiog palankstė mano koją, kad pažiūrėt, kas man prisiminus įvyko. Tada nuėjom į tokį rengeną, ar kaip jį pavadint, kur peršviečia kaulus. Ir, žodžiu, padarė tokį išvadą, kad aš pasitempiau raiščius. Ir ten pasakė, kad aš turėsiu ten tepalą kažkokį ten tepti ant to kelio, kad kuo greičiau užgyt. Bintą reikės užrišti visą laiką, kad tvirtai būtų. Ir kad negalėsiu sportuoti mažiausiai 2 savaitės. O tada buvo gegužės 16, tai čia yra maždaug iki mano gimtadienio nepilnai. Čia mažiausiai. Ir tai aš išgirdęs, buvau iš pradžių nuliūdęs ir taip supratau, kad man biškį sportas yra aukščiau, bet tą dieną biškį negalvojau apie sportą. Ir toliau mes ten važiavom, aš prisimenu, aš buvau pačiam priekį, mano kadangi kojas ilgas, man vis tiek ten vietos labai neužteko ir man dar vis kojas skaudėjo belekaip. Ir tada nuėjęs į mano social media, TikTok'e. Tom dienom vis taip daily keldavau kažką į TikTok'ą. Aš neprisimenu, koks mano buvo plius minus planas, ar apie maistą kelt, ar ten sportą, bet aš vis kažką keldavau. Ir aš prisimenu, tenai mes vis važiavom parduotuvės tenai. Aš be abejo nebuvau parduotuvės, aš tiesiog mašinai sėdėjau ir tiesiog galvojau, ką čia įkelt, nes vis tiek nesinori praleisti tokio striko tipo. Tai aš tiesiog pamačiau tokią mandresnę mašiną, tiesiog nufotkinau ir save nufotkinau ir parašiau įvertinkit 1 nuo 10. Tada šiaip ne taip grįžom namo ir aš po truputį, ten dar šiltėjo oras, nuo antradienio pradėjau savo gatvelį tiesiog. Vaikščiota, tai pirmyn atgal dar prisimenu, labai šiltas oras buvo. Ir tada aš kažkaip, man buvo gilus mintis, kad čia kažkaip man šitą traumą kažką turi reikšti, kažkokia man žinutė. Aš dar nebuvau kažkaip įsėjęs į tą religiją, kaip pavyzdžiui dabar, bet man kažkaip irgi buvo tos mintis kažkaip į galvą atėjo. Tada galvoju, ką čia man turi reikšti. Ir aš tada pagalvoju, kad čia futbolą man kažkaip reikia kažką su futbolu. Man čia reiškia, kažką galvoju, kad ką man čia darys su to futbolu. Ir aš galvoju kažką
su kontentu daryti. Ar aš galvoju, į būrelį eit nenoriu, nes kažkaip, nepagalvojau, kaip kontentą galim sueit su būrelį, nes irgi ten galim tiesiog treniruotis, filmuoti, tik reikia susitarti su komandos narys ir su treneriu. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad kažką, kas neužimtų daug pinigų ir būtų kontentas ir futbolas. Ir tiesiog pagalvojau, kas būtų, jeigu aš tiesiog į gardelę eičiau ir ten filmuočiau. Tada dar pagalvojau, kad laivus darysiu, ten tik tokią dariau laivus. Tai taip ir užgijau tik Liepos antroji pusėj. Pilnai užgijau ir tik pradėjau eiti gardelį. O dabar pažiūrėkit, prieš metus dėja futbolo nebėra, o yra tik aš ir dviratis, bėgimas. Tai tiek norėjau papasakoti. Dar galiu kamuoliuką simboliškai praspilti vartus. Be abejo, mano skilai nedingia. Vakar kaip tik futbolą su klasioku žaidžiau. O tenai tokius tolimus smūgius. Vienas gina, kitas muša žodžiu. Ir laimėjau 10. Tai be abejo skilai nedingia yra. Kamuoliukai, vartai. Ir praspirsim biškį. Lengva tokį. Revanšas aš praeitais metais pargribau, neįspyriau, šiais metais įspyriau. Dabar reikia vykdyti šiandienos tikslą tokį. Va tuo įsijungsiu Stravą ir pradėsiu mėgti. Sveiki, ką tik apsidėjau tokį megztinį. Buvau įsilėjęs ir liemenį važiuoti, profesorius esu. Ir žodžiu, dabar išvažiavau iš Panevėžio ir važiuosiu jau į savo užmiesčio miestą. Dabar yra kažkur apie 12, nepilnai, šiek tiek lašnuoja. Ir kažkur už valandos turėčiau būti, tai turėčiau pagal planą pirmą būti valandą. Tai kol kas visas pagal planą. Galėtų dar nelyti, iš viso būtų geriausiai. Bet šiaip oras toks ten kažkoks keistas, tai toks nei šaltas, nei šaltas. Tai dabar persirengiau ir apsiprausiau šiek tiek veidą, pagrindinės vietas. Ir dabar eisiu greitai su tėčiu kepti mėsos. Mes buvom suplanavę kepti mėsą ir aš kažkaip važiuojant pagalvojau, kad galėsiu padėti tėčiui kepti mėsą, nes šiaip nežinau, ar čia kažkas yra tekę tokių metų ar ne, bet aš nelabai kažkaip esu bandęs tai daryti, nors realiai tai nėra kažkaip labai sunku. Išvažiavau, ką tik pajungiau vėl Stravą, nes biškį buvau užmiršęs. Ir jo, esu realiai kaip toks dėmesio žmogus, nes apsirengiau šitą žodžią nuo lietaus, jau pamiršau, kaip vadinasi, nes tėvai, močiutė sakė apsirengti. Manęs lyja, nors kaip tik išvažiavau ir nelyja, nors nes toks šiandien oras. Dar už manęs yra kuprinė, ten įsidėtas maistas, kurį valgysiu vakarienį. Ir dar įsidėtas laiškai, kurie bus senelė arba man. Ir taip durnai dar atrodo. Jo biškį kaip dėmesio
Žmogus atrodo, narakinimo saulės aukščio, iš viso blogų būtų. Tai jo, važiuoju. Nu, 1-2 keli kadrai ir aš jau esu Panevėžy, ką tik įvažiavau į Panevėžį, susiskambinau dar su mama ir močiutė. Sako, kad labai greit atvažiavau per maždaug valandą. Tai čia gavosi 11 kilometrų per maždaug valandą. Nuvažiavau, dar liko šiek tiek pavažiuoti tiesiai ir apvažiuoti aplink Panevėžį. Tai jau važiuoju ir jums vėl gausis keli kadrai ir aš jau namuose. Nu tai dabar jau pavalgiau, šiek tiek gal pailsėjau ir dabar poilsiauti nėra kada. O toliau dirbam. Sėsiu dar prie kompiuterio ir kažkur valandėlę dar padirbėsiu. Norėčiau padaryti kuo daugiau, nes kuo daugiau padarysiu, tuo mažiau reiks padaryti ryte, kai atsikelsiu. Dar va pasiėmęs braškyčių, užkandis, atsistatymai būtų gerai. Tai jo, šiam video tiek, norėčiau jau atsisveikinti, nes nieko jau tokio nebeparodysiu. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad stebėjote ir susitiksime kitam video. Iki.